Toliau pasakoju apie Nycių kaimo gyventojo Tuko Nykštuko ir miestietės Davatkos Vidos draugystę. Dabar tas nycietis Tukas jau gerai supranta tai, kad žiedo dovanojimas draugiai Vidai Pribeldaitei buvo viena iš didžiausių jo gyvenime padarytų kvailysčių, bet niekaip nesupranta to, kodėl Vida jam to žiedo nenori gražinti. Juk jiedu jau nebe pora, tad ir žiedas Vidai būtų kaip ir nebereikalingas, bet ji vis laikosi to žiedo įsitvėrusi, neatiduoda, lyg norėtų toliau dar kokios nors naudos iš jo gauti. Bet Tukas taip pat nepasiduos. Šis vyras kaskart vis aiškiau ir geriau dabar suvokia tai, kad jis tikrai per daug paskubėjo, nepagalvojo ir Davatkai Vidai žiedą padovanojo, pakankamai gerai jos dar nepažinojęs. O dėrėjo jam stabtelėti, pamastyti, ar tikrai teisingai jis elgėsi ir tik tada veikti. O kad būtų Tukas sutikęs tą paslaptingą praeivį tik pačioje savo draugystės su Vida pradžioje, ir tik tada būtų jam atvėrę akis. Tad nycietis Tukas sukaupęs drąsos ryžosi ir vėl su autobusu nuvykti tiesiai į Kupiškį, kad ten dar kartą pabandytų iš buvusiosios Vidos atsiimti savo padovanotą žiedą, šį kartą tai kartu pajungiant ir jos pačios tėvus. Tukas tikėjosi, kad Vidos tėvai bus teisingi jo atžvilgiu ir padės jam susigrąžinti daiktą, kuris Vidai jau nebereikalingas. Bet Pribeldai Tuko neįsileido visai į savo butą, neleidė jam nė žodžio ištarti. Paskui nycietis Tukas dar nuėjo gatvę prie miesto Didžiosios Maksimos ir ten už kampo slapčia nuo savo veido nubraukė keletą graudžių ašarų. 2011 m. lapkričio 23 diena. Štai kaip galėjo skambėti nyciečio vienišo tėčio Tuko vidinis monologas tą sunkę 2011 m. lapkričio 23 dieną, jam stovint prie Kupiškio Didžiosios Maksimos pastato. Na ir kvailys tu, Tukai. Koks paskutinis kvailys? Stovi tu dabar čia, prie Maksimos kampo, gniauži kumščius, o ašaros pačios bėga. Per tokį šaltį net skruostus gelia. Kad kas pamatytų Nyciuose, iš juoko neatsigautų. Suaugęs vyras, o verkiu kaip mažas vaikas, autobusu atvažiavęs teisybės ieškoti. O dėl ko? Dėl žiedo. Dėl padovanoto sužadėtuvių žiedo. Dėl to nelemto žiedo, kurį pats savo rankom tai Davatkai Vidai atidaviau. Kurgi buvo mano akys? Kur buvo mano protas? Kur buvo mano sveikas protas? Skubėjau, taip lėkiau, galvojau, va, bus gyvenimo moteris, nauja draugė, po skyrybų su Kiežiete Ingrida. O ji, o Vida? Įsitvėrė to aukso kaip kokio didžiausio turto ir neatiduoda. Kam jai tas žiedas, jei viskas baigta? Santykiai žlugo. Juk mes nebe pora. Negi ji tikrai tokia godi, kad tikisi dar kažkokios naudos iš manęs išspausti? Ir tėveliai jos, Pribeldai, geruoliai. Tikėjausi, kad bent tie seni žmonės turės sąžinės, išklausys, bus teisingi. Kur tau? Vidos gimdytojai tuo iškart stojo skersai kelio man. Net per slengstį neįsileido, durim prieš pat nosį užsitrenkė, net išsižioti visai nebeleido. Kaip kokį benamį išvijo. Štai tau ir Kupiškio miestiečiai, štai tau ir Vidos namų mandagumas. O kad būčiau dar pačioje santykių pradžioje sutikęs tą paslaptingą praeivį, kuris mane perspėjo, kad tuoj pat palikčiau nepatikimąją Vidą. O aš jo visiškai paklausyti nenorėjau, ignoravau. Kad kas nors būtų mane tada už pečių papurtęs ir pasakęs, Tukai, apsidairyk, ką tu darai? Nedėktų geriau jokių savo gerų vilčių iš tai šią moterį, nes ji netau skirta, ir iš viso nežinia dar, ar ji iš viso dar gali bent kiek mylėti tuos vyrus, ne vien tave patį. Pažink ją geriau, neskubėk. Būčiau stabtelėjęs pamastęs ir nebūtų buvę visos dabartinės šitos gėdos. Bet ne, Vida, tu nemanyk esanti laimėjusi. Aš nepasiduosiu. Nubrauksiu šitas ašaras, kad niekas nematytų, ir taip lengvai visko nepaliksiu. Žiedas yra mano, ir aš jį atgausiu, kad ir ką reikėtų padaryti. Tu dar pamatysi, Tukas Nykštukas taip lengvai nesilanksto prieš iškilusius sunkumus. Ne, tikrai kad ne.